Ketvirtoji mėnulio diena. Dienos akmuo žalesis nefritas. Simbolis – rojaus medis. Šis simbolis reiškia pasirinkimą tarp gėrio ir blogio. Diena apdovanota dvigubą savybę, tai yra ir teigiama ir neigiama diena vienu metu. Šiuo metu nereikėtų priimti greitų sprendimų, verčiau viską apgalvoti 10 kartų ir tik tada imtis veiksmų. Šią dieną pravartu pastudijuoti savo šeimos genealoginį medį. Patartina laiką leisti su šeima, aplankyti gimines. Tokią dieną reikia daugiau būti gamtoje, vaikščioti po mišką. Negalima kirsti medžių. Palanki pirmoji dienos pusė. Ji bus rami, padidės gebėjimas bendradarbiauti. Tačiau antroji dienos pusė gali pradėti stabdyti teigiamas tendencijas, bet jei būsite pakankamai diplomatiški, jums pavyks išvengti nesusipratimų ir konfliktų. Šią dieną sapnai gali būti pranašingi. Jie bus labai tampriai susiję su jūsų vidiniu pasauliu. Jie veiks kaip savotiškos užuominos toms gyvenimo situacijoms, kuriuose sunku rasti sprendimą. Tačiau visi sufleravimai per vaizdus, kuriuos matote sapne, nepadės išspręsti problemą susijusią su materialiais dalykais. Ketvirtą mėnulio dieną paūmėjusios ligos gali būti paveldėtos. Jeigu iš karto nesiimsite negalavimų pašalinimo, gali kilti komplikacijų. Labiausiai pažeidžiama kaklo sritis. Alkoholis ir rūkymas yra kontraindikuotini. Ketvirtoji mėnulio diena laikoma pasyvia, todėl leiskite savo šiek tiek atsipalaiduoti. Saikingi fiziniai pratimai duos naudos. Šiandien idealus metas spręsti visus buitinius klausimus. Užsiėmimai rankdarbiais iš medžio bus sėkmingi. Šią dieną galite susituokti, tačiau šeimyninis gyvenimas neteiks šilumos ir draugiškos atmosferos, kurios dažnai tikimasi iš vedybų. Padovanokite savo antrajai pusiai romantišką vakarienę. Jeigu buvote susipykę su mylimu žmogumi, šiandien pamėginkite susitaikyti, taip sustiprinsite santykius. Puiki diena pastojimui. Finansinės įplaukos dažniausiai vėluoja arba suma gali būti netokia, kokios tikėjotės. Būtent šią dieną padarytas klaidas dar galima ištaisyti. Bendradarbiauti nerekomenduojama. Šią dieną neverta pradėti naujų darbų, geriau tęsti jau pradėtus.